Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki. Keliaukime į musulmonišką kraštą Jordaniją. Mes lietuviai manome, kad ten moteris vaikšto su čadromis, merginos išteka labai jaunos ir dažniausiai ne savo valia, o visuomeninis gyvenimas joms yra nepasiekiamas. Visa tiesa iš pirmų lūpų, pasakoja jordanietis Ihabas. Dauguma Jordanijos moterų nešioja apdangalus, bet ne visos. Kai kurios nepridengia veido, kitos nepridengia ir galvos. Jordanija yra musulmoniška šalis, todėl visos moteris privalo taip rengtis. Kol mergina jauna, neprivalo nešioti gaubto, tik tuomet, kai suauga. Mažom iki 7 metų tai ten ir neprivaloma turbūt ta skarelė, bet, sakykime, ten vėliau tai iš tikrųjų skarelė yra uniformos dalis. Ir į mokyklą jos eina su skarelėmis daugumoje. Skirtingai priklauso, iš kur ta moteris, iš miesto, iš kaimo, nuo gyvenamosios vietovės, nuo šeimos, kaip ta šeima, kokia jinai tradicinė, netradicinė, jinai verčia ją nešioti tą skarelę, neverčia nešioti skarelės, bet iš tikrųjų yra tikrai moterų apsirengusių moderniai, yra moterų apsirengusių tikrai labai archaiškai ir nešioja ir čadras, ir tas tik akis matai. Ir yra moterų su džinsais. Vyrai ir moterys turi lygias teisės tiek moksle, tiek darbe. Jos dalyvauja visuomeninėme gyvenime. Taip yra, nes islamas tai skatina. Jos privalo dalyvauti visuomeninėje veikloje ir būti lygios su vyrais. Mieste, pavyzdžiui, merginos arba, pavyzdžiui, jos, manyčiau, tikrai dabar labai dažnai būna labai savarankiškos. Išteka 25-26 metų. Šiandien mūsų šalyje mergina negali ištekėti, kol jai nesueina 18. Netiesa, kad jos išteka dar būdamos paauglės. Tik kai sueina 18 ir daugiau. Žinoma, islame draudžiama versti merginą tekėti už ko nors, kas jai nepatinka. Ji gali išsakyti savo nuomonę, nori tekėti ar ne. Iš tiesų, miestuose gyvenantis žmonės dar kartą labai skiriasi nuo kaimuose gyvenančių. Ir galvoju, kad kaimuose vis dėlto yra išlikę tradicija, kad tėvai parenka jaunuosius arba antrąją pusę savo sūnums arba dukroms. Aš galvoju, dar gili tradicija. Turtingose šeimose, kaip man pasakojo, kad vis dėlto dabar populiaru tuoktis arba priimta tuoktis vėliau. Tai yra 25 metų, kai pabaigė studijas, kai jau turi darbą. Kalbant apie švietimą mano šalyje, turiu paminėti, kad apie 70% studentų universitete yra moteris. Tai reiškia, kad moterims mokytis yra būtinybė, o ne galimybė. Žinoma, moteris ir vyrai studijuoja tose pačiose universitetuose. Moteris, kurios gidauja, pavyzdžiui, gidėmis dirba miestuose, lydi grupės, važiuoja per visą šalį, nuo Amano iki pat Petros. Ir Petroje veda ekskursijas. Ir iš tikrųjų tai, sakykime, ryžtinga, ar ne, tokia visuomenėje moteris paima grupę žmonių, ten 30 ir štai jinai pasakoja ir visa nesijaučia jokia nei užguita, nei ką. Už vaiką šeimoje atsakingi abu tėvai. Jei jie abu dirba, vaikus prižiūri močiutė, teta arba jie būna vaikų darželiuose. Vaikų vienodai rūpinasi abu tėvai. Jordanijoje yra daug vyrų, kurie veda moteris iš užsienio šalių. Dauguma jų studijuoja užsienio universitetuose, nemažai iš ten ir parsiveža nuotakas. Politika, kuri galbūt šiek tiek įtakojo, kad žmonės galėjo studijuoti užsienyje. Daug kas studijas tas gavo pigiai ir išvyko į Maskvą, pavyzdžiui, arba į kitus didelius miestus, į Ukrainą, į Kijevą, dar kur nors toj buvusią Tarybų Sąjungoje studijavo. Ir iš tiesų iš ten grįžę jie yra visiškai kitokie, dažnai, labai dažnai jie parsiveždavo iš ten žmonas. Mišrių santuokų nemažai, nes vis dėlto šalis, kuri formavosi, pavyzdžiui, ta visa Jordanija, jau visoje savo istorija tikrai buvo labai maišyta šalis. Karaliaus šeima yra pavyzdys. Tai jūs matote dabar Abdula II, kuris yra karalius, jis turi labai gražią žmoną, ar ne, Ranija. Tai tikrai labai puikia žmona, bet jinai yra iš palestiniečių vis dėlto. Palestiniečių mergina ir jie tiek konfliktavę su palestiniečiais, tiesiog ją žiūri kaip į susitaikymo simbolį su palestiniečiais. Dėka Erasmus programos turėjau galimybę mokytis Vilniaus universitete. Susipažinau ten su savo žmona Valda, praėjusiais metais susituokėme. Vienas kitą puikiai suprantame ir mylime.
Jordaniečių tradicijos panašios į europiečių. Mes turime įvairiausių poemų, posakių, liaudies dainų ir žinoma beduinų tradicijų. Taip pat turime arabų virtuvę, kurioje gausu skanaus maisto, na ir be abejo arabiška kava. Nacionalinis patiekalas Jordanijoje yra mansaf, jis labai populiarus. O kokie mes lietuviai Ihabo akimis? Paprasti, šilti, paslaugų žmonės, besididžiuojantys savo kultūra. O merginos romantiškos, jautrios, gražios ir pavydžios. Ar tikrai mes tokios? Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.